Labas rytas, arba diena, čia mūsų gyvenamieji apartamentai. Tokia mažykė lovikė, bet taip nežinau, jauku gal. Esam Santiago de Compostela, šiandien kelintą dieną, maišus nuo tos dienos 12. Dušas čia, vienu žodžiu, ant greito parodo. Čia ne alberge, o buvom išnuomavom. Tai va, šiandien iškeliaujam link Finisteras. Ten tolumoje katedros bokštai matas. Tai va jau kiek nuėjom, žiauriai karšta. Kojas kaip ir normaliai skaudančios, nestipriai. Ir judam po biškę link Finisteras. Prakaitas bėga, maikutė jau šlapia. O šiandien ryte įsimaučiau tam viešbutuke. Ir vakar išėjom su tais susipažinę, jau kelyje buvom susipažinę su ta Rusija. Dar vakar prisijungė ukrainietis, kuris gyvena Vokietijoje. Tai normaliai praleidom vakarą, pasėdėjom nami piligrimų, tą tokią mini šventę, kur piligrimai atėjo vyną geria ir ten muzika groja gyva. Piligrimams tai padaryta yra. Pasėdėjom ten, skumbrės jų populiarios paragavom. Man tai asmeniškai, nesu žuvies mėgėjas, bet per sūrų buvo. Man per sūrų buvo. Sardinė, sorry. Skumbrė, taigi sumaišiau. Sardinė. Nu ir vynas skanus ten, jų gamybos. Tai va, bėga prakaitas, sakau. Atrodo, jaučiu labai gerai. Prakaitas, va. Peliukais. Praėjom ten 3,4, 3,5, taip šokinėtas ten termometras. Žiauriai. Tiesiog prakaitas siekis bėga. Ten stulpelis va, bet nematau kiek ten yra. 78 berods. Ten nuo to kalnelio kylam. Žiauriai karšta. Kad ir pavėsis čia toks, bet patikėkit hebra. Esat matę vytintą žmogų. Greitai aš jau būsiu toks. Durniausia tai, kad iš Santiago išėjom, žmona sako, reikia eiti iki parduotuvės. O ten tas miestas, tai normalus toks. Sakau, bus tų parduotuvių čia. O čiagi pasirodo ne Lietuva, Ispanija. Parduotuvių nėra taip kaip Lietuvoje. Ir degalinių, ir plovyklų. Išėjom, vandens nema. Tai gerai, tokį restoraniuką užėjom kaimo. Tai įsipylėm iš krano ir atnešė dar šaltą. Noro nėra iš vis filmuoti, šiandien karšta, belenkaip. Ir čia dar tatelis vėl į viršų. Man atrodo, ten už 50 metrų vėl sėsiu. Žiauru.
Atėjom į miestelį. Regneira berods. Einam į Albergiją. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Senoviškas miestelis. Volia. Jo, o čia toks takelis. Gražu žiūri. O maudosi netgi. Alberge, Negreirui. Čia mūsų lovas šitas. Čia kiti piligrimai. Tvarkingai išdėliota. Kiemas eisim į parduotuvę apsipirkti. Einam. Čia dušai, skalbenkė, štai ir aš neklaužada. Mokama įsijungia automatiškai. 4 eurai. Kiek nori, tiek skau. Dušiukai. Virtuvikė, konvekcinės. Viskas, mikrobanginis uždėtuviukas. Staliukai gražiai. Gražu, švaru. Bos. Na čia va, batus susidėję laikom. Ir išeinam į miestą. Nu, ne į miestą, apsipirkt valgyti. Albergija Koton. Septynios 51, 18 laipsnių. Esu Negreiroj. Negreira. Judam link Fisteros. Liko apie 70 kg. Oras tai geras. Pati pradžia bus jaučiu gera. Bet šiandien turėtų būti žiūri karšta 31 pavėsi. Ne, o gali būti netgi iki 3-5. Nes vakar buvo pranašavo 2-9, o buvo 3-4. O taip. Vaizdelį. O vartai. Toks nedidukas miestukas. Joninių naktis buvo, tai kūreno laužus. Kadangi Albergės langai buvo praviri, tai tas vis tiek smilkimas malkų jūtos iki pat ryto ir dabar netgi toks jautės. Ir matyti, jie irgi čia normaliai švenčia tos šventės. Давай.
jos darbiški dėl tvarkos, nu, tų bambalių mėtosi, bankių, vat matėt, nesuperka. Nesuperka, tai ir mėtos pilnumoje. Būtų su depozitu, tai man atrodo taip nesimėtytų. Ten kiek putų kažkas pripylė. Geras. Matyt, šampūnę kažkokią pripylė į fontaną. Nu, irgi negražu. Šeši, 8, 7, 3, 0. Vakar beidamas nuo Santiago iki Negreiros kažkurioje vietoje sustojom pailsėti. Ir navigacijoj toj programėlių buvau paspaudęs stopą. Ir paskui užmiršau atnaujinti, išjungti pauzę. Ir prieš pat Negreirą miestą irgi sustojame, jau ten buvo žiūri karštą. Žiūriu, stopas paspaustas ir 10 kilų nusibraukė. O ten tokia vieta buvo, kad, vieną vakar pasišnekėjau su žmona, kad buvo viena sunkiausių dienų. Žiauriai karšta, 3-4. Ir lipom į kalną. Nežinau, kiek mes į tą kalną lipom, ten apie valandą gal. Darėme 3 stopus. Prakaitis upelis bėga. Ir nežinia, kiek mes ten vandens išgėrėm. Buvo dienelė. Šiandien irgi jau į kalną tokį įlipom, visas šlapias, 8 ryto. Na jau ne 8, dabar gal kokia 8:30 Ispanijos laikų. Suoliukų nerasta. Nu, nieko nepadarysi, einam toliau. Kiek esam sukilę, kuo puikiausiai matos ten maži kaimeliai ten tiesiai. O matos iš po Joninių palapinės stalai. Kai išeidinėjom iš porto, dar kiti ten stovinėjo prie tų stalų. Ryte. Kad ir mažas, toks miestelis, kaimelis, ne miestelis. Susirenka po tokiom palapinėm ir eina švenčia Joninės. Įėjome į Paviesį. Bankamino. Ir tokie piligrimai. Žmona susiraukus iš ryto visą laiką.
veikti. Tai ir pastoj ją pažadinu pirmas. Sako, dar biškį Edgarai, noriu pamiegoti. Aš visą laiką žvalus. Tik biškį patynės. Žiūrėkit, saulutė. Saulutė ten matos. Pradedam prieš paskutinį etapą šio kelio Finisteras. Šiandien dar kažkur stosim, o rytoj pasieksim Finisterą, pasaulio kraštą. Kiek dabar valandų? 7, jo. Jeigu, ne žmona, tai būtumėm išėję gal ir 5, 6. Biškį tinginiai ir... Akinį žiūrėkit susilaužė. Nulaužė kojelę, va akinį matos. Ir ten yra dušai, yra tokios ventiliacinės angos. Ir už tų ventiliacinių angų, tas už sienos yra tie mūsų tos, bendra patalpa. O ten yra tas dviaukštis lovas. Ir tai girdžiu. Kai sulaužiau akinius. Aš tai juoktis pradėjau, nes ten visi girdi, bet jie gerai, kad nesupranta. Nebuvo nei lenkų kažkokių, nei rusų. Tuo labiau lietuvių. Tai man tai juokas. Na ką čia jau padarysi, sulūžu. Tai va. Aišku, žmona, neparodžiau, nenufilmavau tos albergės, nes žmona išvadino tai karo ligoninė kažkokia. Žmonių daug. Jau įtariu dėl to žmonių daug, kad buvo. Dėl to, kad buvo tokiam viena iš mažesnių kainų. Tai už žmogų 14 eurų. Nes jeigu taip kitur, taip kainos yra žymiai aukštesnės. Netgi vakar vieną žiūrėjau 2. Čia ne, už 5 ar 8 kilų. Kem 5 eurų, tai įsivaizduokit. Albergė. Tai va, to viskas čia, viskas gerai, judam. Tiksliau pradėjome judėti, žiūrėsim, kaip seksis. Aišku, jeigu diena bus karšta, bus vėl sunku. Ir vėl sukilimai. Vienu žodžiu, užkilom į tokį kalną. Debesis. Ten matosi. Ir va, čia jų debesis. O nuo ten parėjom. Ten medžių, va takelis matos, tam ir čia užkilom. Va ten matos biški. Netgi yra speciali vieta. Žiūronas, tas vaizdas nerealus. Viso tokia atodanga. Ten tolumo irgi debesis matos. Nerealu. Čia grinai debesis. Matyt. Lipdukas Kamino Lituano. Geras. Esam čia. Kalnas. Čia dar neaišku gal, kaip praeisim. Dar skelį prasuksiu visą. Čia tokia aikštelė apžvalgos. Sakau, nerealiai ten kažkoks ežeras. Man atrodo, tas vienintelis, kur aš žiūrėjau vakar žemėlapį, buvo 5 kilo, kiek ar 10 kilo, kur mes ten, žodžiu, ten kažkur ėjom. Jo, va, rodo rodiklį, suktis. Ir leisimės. Na, nebepasieksim tos viršūnės ten. Gal aš gerai, nes taip mes čia sukilom, tai nerealiai.
Kiek čia liko? 3,8, 8,90. Ir vokiečių. Ten kažkokie laiptukai eina. Bus įdomu, ar tais laiptukais reikės leistis ar ne, bet vaizdas čia iš vis nerealus upelis, ten užtvanka upelis. Ten praėjom porą tokių upelių, tai vanduo grinai šaltinių. O skaidrus. Koks vanduo skaidrus. Žiauru. Stiklas. Dviem 3, 9, 18. Voila. Pagaliau matosi vandenynas. Bet dar ne pabaiga. Čia bus miestelis apačioj mažas. O iki Fisteras apie 19 kg kažkur. Kalnas, statumas, tai einu va Vėžlio. Bandžiu eiti va taip skersai. Biški geriau, bet nežinau. Žiūrėkit ranką kokią. Įstepęs nuo saulės, bet duoda tolka tak. Parduotuvių nematėm 2 dienas. Vandenį pylėmės Albergijai ir nusipirkom vieną bambalį kaviniai. Tai už tą bambalį mokėjom, nežinau, €50 berods. Kolos banke 2 eurai visur, kaip įkalta. Ar baras, ar restoranas. Parduotuvė ten tik tais apie eurą liktis. Vandenynas. Vandenynas. Mes nuo tokio kalno kažkur nusileidom, nežinau kiek laiko leidamės, jaučiu kokią valandą laiko, daugiau. Ir dar tebesileidžiam. Kažkur mes ten ėjom toli, prie tų jėgainių, iš kitos pusės kalno, o kaip matos vanduo. Kaip kurortinis miestelis, bet įdomi. Čia vanduo nusekęs jaučiu. Palemikės tokias, einam dviračių taku, nes siesta visi dviratininkai dabar ilsis. Žiūrėkit, kalnai ten tolumoje. Vaizdas gražus, bet tas pliažas tai nekoks. Yra va, pliažiautojų 3 šeimos. Vaikai netoliau nenueina, nes čia. Nu, toks miestelis gal ir nieko, nedidelis, gražus. Kvapas jo yra nuo tų žolių. O, žiūrėk, koks įdomus paukštis tas. Kaip gervė, bet maža. Geras. Siesta, nieks nedirba, dar plus sekmadienis. Bariukai kėlė atidarė. Esam Albergiai. Nu, pensionas Albergiai. Įsikovojom numeriuką su vyno buteliuku už 30 eurų. Ne, 27.
Ten buvo tokia problema, kad man įsivedžiau į GPS-ą, tai man rodė teko raudoni namai tenais. Klausinėjim žmonių, kur to albergė. Paaiškino čia, va, ją pačiai eiti, nu čia dar nuėjom, koks kilas gal. Dažnai atėjęs čia ir pradėjau reikšti pretenzijas, kad vienu žodžiu toli eiti, kojas nieko nelaiko. Negerai, sako. Tai jisai vyno bonkę davė, sako geras vynas, nu ir davė va, apartamentus tokius. Nu, televizorius, aišku, lova, balkoniukas ir pažiūrėkit koks vaizdas. Nu, nerealu. Nu, viniukas toks. Tai, bandysim ragauti. Vaizdas koks. Kalnai, debesis. Įlanka vandenyno. Ir Edgaras. Kojas va. Aišku, čia nesimato dabar visur. O ir tas susitraukė, Inga. Ką tu nematai tą? Netepi?